daro eksperimentą. Žiūrim, kaip laikosi eismo taisyklių Vokietijos motociklininkas. Važiuojame keliu, kuriame leidžiamas greitis 90. Žiūrėkime į speedometrą. 90. Žiūrėsime, kaip bus, kai važiuosime gyvenvietę. Nuvažiavom apie 10 km, motociklininko greitis stabiliai 90, nei kiek nekinta. O čia pasirodo ne motociklininkas, o motociklininkė. Štai ir tie ženklas 70, ribojantis greitį. Pažiūrėsime, ar motociklininkas numes greitį. Šiek tiek sumažėjo, bet ne iki 70. Na, už 10 km viršime pas mus kaip ir nebaudžia policija. Štai ir vėl 70. Motociklas važiuoja pagal taisyklės. Jurbarkas, motociklininkas išlaiko 90. Štai 70 jau, motociklininkas pristabdė. Greitis 70. Jokių nukrypimų nuo taisyklių. Štai ir Jurbarkas. Nuo pat Kauno iki Jurbarko Vokietijos motociklininkas nepažeidė nei vienos eismo taisyklės. Pagarba Vokietijos vairuotojams. Lietuvos ereliai ir pagėgių vairuotojai, BMW turėtojai. Imkit pavyzdį iš Vokietijos vairuotojų. Gerbkim savo šalies taisyklės. Nelakstykim per Lietuvą ir pagėgius.